Sakėte, esu žmogus, kuris pirmą kartą mato driftą, ar ne? Taip. Ką patiria vairuotojas sėdintis automobilyje ar važiuojantis, atrodytų, neįmanomai sugebėjimais? Nepasakyčiau, kad jisai labai daug ką patiria, jisai tiesiog atlieka tą darbą sėdėdamas viduje, kad automobilis lįstų šonu, kad jisai greitėtų ir neatsitrenktų į atitvarus. Daugiau galima atsakyti į šį klausimą, ką patiria keleivis sėdėdamas, kai vežam. Tai vakar vežiau, sakė, labai didelė inercija, didesnė negu ralyje, nes jisai pats šturmanauja ralyje, tai va tiek va patiria. Kiek jūsų automobilis arklio galių turi? 750. Kaip suvaldyti tokį žvėrį? Ką reikia valgyti pačiam, nes ir apkrovos paties turėtų būti milžiniškos važiuojant? Šitoj trasoj sąlyginai nėra jos milžiniškos. Kai greitis didesnis, jos yra didesnės, bet kadangi sėdi sportiniai sėdiniai, to nelabai jaučiasi. Truputėlį galite apie patį automobilį, mes girdėjom, kad jisai realiai yra padarytas taip, kad būtų galima labai greitai jį remontuoti. Ar čia yra tiesa? Taip, yra tiesa. Sąlyginai greitai, vis tiek turi detalės laikytis prie kažko, prisisukti, tai remontuojasi viskas greitai, kai turi atsarginių dalių. O čia, ką mes matom išorėje, viskas yra metalas, normalus, nes girdėjom, kad yra stiklo pluoštas, kartais naudojamas. Stiklo pluoštas visas kėbulas apart stoikių ir stogo. Supratau. Visur stiklo audinys, matot, biški sudylęs. O didesnės klaidos būna atsimušant į atitvarus ar pasigaunant šalia esantį žmogų? Pasigaunant šalia žmogų, tai yra stabdis dar toks dalykas, kai galima prisistabdyti. Šiaip didesnės klaidos būna, kai atitvaras. Prisivyti, realiai mums reikia tą daryti. O jūs realiai, kai pasigaunat ritmą, vadinkime taip, nes šitoks vis tiek ritmo pagavimas, įsivaizduoju, yra. Ar darbas būna pojūtis, kad nelabai valdau, kas vyksta su automobiliu, bet jaučiu, kad jisai manęs klauso? Jo, būna retkarčiais taip, bet stengiasi atkartoti tos važiavimus, kurie tavo buvo geriausi ir važiuoti pagal bėgius, kaip sakant. Supratau. Gerai, ačiū labai, sėkmės jums. Dėkui.